bus iškasta duobė. Ir toje duobėje bus iš štai šitų akmenų, tai yra iš šitų plytų, kiek mes jų turim, bus sudėtas toksai kaip ir kubilas, vadinkim. Ir vėl viskas užkasta, o ant viršaus bus metalinis dangtis uždengtas. 46, o išorė ką mes turim? Išorė grubiai 80. 80 dabar bus taip, tai mes turime išsikasti va taip. Va taip. Tai kiek mes turim? Turim 30. 80 ir 60, 1,40 m. Tai reiškia, viršutinis apskritimas turi būti netoli 1,40 m. Tai reiškia, dugnas turi būti 70 ir dar papilsime smėlio. 80, reiškia gilis 80. 80 gilis, 80 yra apskritimas, o čia 1,40 m, ne? Įsivaizduoju. Tai va dabar šitai pat kasat ir klausykit, tiesa. Čia viskas gerai. Dabar, reiškia, čia vėl. Viskas dabar čia yra gerai, kaip sakoma, pasiruoškit plytas ir susidėkit ir žiūrėkite, koks dėsit, dėkite apskritimą. Taip, sudėkit pirmą eilę. Jo, ir tada dėkit plytą su plytą, kai tai to šitos, o po to dėsim tai plytas ant jų. Dengsim. Jeigu būna čia tie tarpeliai įsikišimai neturi įtakos visiškai. Nes mes plytų, nu, apskritimų idealaus nedarom. Čia tink šiais tokiais kampeliais. Ne? Tai dabar įmatot plytą, susiskaldot ir mėginat sudėti. Pirmą susidėkite taip be skėdinio, gražiai susidėsi viską ir tada žinosite, kiek plytų viską ir tada viskas. O pirmą eilę irgi taip pat imi skėdinio, nu tai čia dabar imkit šitą, koks skirtumas. Imat šitą, geriau būtų plytą į vandenį, įkiš į vandenį. Jeigu darai su moliu molinę plytą, reikia būtinai ją sudrėkinti. Kitaip jinai, opa, molis sugeria, vanduo sugeria ir jis jau nebesideda. Įkiši 1, 2, 3, 4, 5, viskas ištrauki, jinai taip įskėdinį ir dedi. O taip, tai jūs dabar sudėkite, apžiūrėkite, kad gautųsi gražus apskritimas. Pirmą ratą sudėti. Jo, pirmą ratą. Ir tada vėl užskėčiam. Jeigu nieko neturi skėdinio specialaus, tada imi molį, imi vieną dalį molį, va šitokio molio vieną dalį, dedi 2 arba 3 dalį smėlio, žvyro sijoto ir kibirui kilogramą druskos, rupios, akmeninės druskos. Viską išmaišai ir mūriai, laiko puikiai. Jeigu ir šito nieko neturi, molio pavyzdžiui, tada imi pelenus, vieną dalį pelenų, vieną dalį kalkių ir vieną trečiąją dalies druskos. Sumaišai ir taip pat klijuoji. Super skėdinis. Iš vis nereikia nieko. Jeigu dar įdėti truputį, gali molio įdėti, pelenų ir molio, jeigu neturi druskos, dėk molio, va, tai čia ir va tokia. O jeigu ir to nieko neturi, tada vis tiek arklį turi. Tai prisirenki arklio mėšlo, molio, sumaišai ir dedi. Laiko dar geriausiai laiko. Nes arklio mėšlė yra daug organinės medžiagos, kurį padaro, kaip ir ten mes su šiaudai sumaišėm. Skėdinį tokį, kuris nebyra. Stovi 100 metų. Kas dar nori, kad būtų geriau, dar čia va dabar dar druskos, opa. Bet kai dėsi druskos, dar reikia vandens dapilsi, vėl damaišysi, kad būtų tokia konsistencija. Turkoj? Druskos, jo, čia vienas iš tokių paslapčių, kaip reikia. Paslapčių nėra, čia reiškia, jeigu dedi druską, skėdinis dvigubai tvirtesnis, mažiau išbyra, prie mažų temperatūrų druska apsilido ir viskas, ir skėdinis stovi. Prie aukštos jisai ten sudega ką, bet reiškia, pakuros temperatūros neaukštos ir 100 metų. Tvirtumo žodžiu. Jo, ypač prie durelių, kur visada viskas išbyra. Ten dėk druską, kadangi šaltas oras patenka, temperatūra niekada nesukyla. Nu, čia tokia detalė. Keliam iki to lygmens, kad čia nebūtų didelio, ne? Ir taip, tai čia labai nedaug, o ten va tokie kauburėlį, va iš tų žemės supilsim kauburėlį, išlyginsim, ne? Jo. Tai mūrijam va iki čia panašiai, va taip pat, ne? Keliam, va. Gerai, paėmė. Tai šitą... Viena 2 eilės. Šitą pabaigti dar 2 eilės. Žiūrėti. Idealiai. Viską išlyginat. Vienas dirba, kitas žmogus užsimaišo
molį šitas, kur čia yra, ir apkrečia, kad šitas irgi daug molio deda aplinkui, kad čia irgi būtų gražu lygų iš išorės, daug maž. Kad susidarytų molio tą masę, kuri reiškia, jo, nesvarbu, tas tegu būna išlindęs, čia tas mums nereikia žaisti taip lygiai. Tada mažiau pateks drėgmės iš išorės, kai mes viską užklijuosim moliu. Ne? Tai va, Su šito molio? grinai su šito, su vandeniu maišot, minkot, išsilyginat vidų, kad nebūtų jokių išlindimų ir molis negriuvinėtų gabaliukais. Bet tu turi omeny vidų užtinkuot? Ne. Ar tiesiog nuvalyti? Jo, tiesiog nuvalyti, tinkuoti gali, bet tinkas toks molis nukris, Jo, tas nereikia. Todėl mes padarom, kad ten būtų lygų gražu ir viską išlyginam čia sluoksnį, o taip čia gražu lygų. Kai šitas padarytas, visą žemės, viską užkasam, išlyginam ir uždedam dangtį. Tai yra dangtį net išdžiūna, už kelių valandų pavalgysim, prakursim pirmą, išdžiovinsim ir jau galėsim kepti, o vakare jau degs keramika. Ugnelė šventoji ugnie.